Jeigu dar neprenumeruojate YouTube kanalą Užeikite, tai galite padaryti jau dabar. Tai laita Užeikite, kas laukiate kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška ir šiandien svečio kėdėje plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Adas Čepas. Sveiki, Adai. Sveiki, Benediktai. Kaip atrodo plastikos chirurgo diena? Kaip laviruoja tarp operacijų, konsultacijų, nuotolinių konsultacijų ir viso kita? Tiesiog įveskite savo dieną. Mano diena gan ankstyva. Ji prasideda apie 6 ryte, truputėlį po 6 ir prieš 8 jau būnu klinikoje, jau būnu darbe. Pati pradžia vienareikšmiškai tai būna operuotų pacientų apžiūra, kurie jau po operacijų, vėlgi priklausomai nuo to, tą dieną, kurioj klinikoje dirbu, nes dirbu per kelias darbo vietas, tai ar tai būtų 5 minutė, kada aptariam pacientus, kurie guldyti, stacionarizuoti, ar pacientų apžiūra, kaip minėjau, jau po buvusių operacijų. Tai toks rytas. Apsižiūrim, ką turim klinikoje, kaip sekasi tiem, kurie jau po, ir po to keliaujam piešti, apžiūrėti, planuoti operacijas tos dienos. Paprastai operacijas pradedu nuo maždaug 9 ryto ir jos gali trukti įvairiai. 3, 5, kartais 6 valandos popiet. Konsultacijų prasme jos kartais būna tarp operacijų, kada vienas pacientas keičiamas kitu, kartais šitaip. Bet vėlgi priklauso. Turim tam tikrom dienom, pavyzdžiui, antradieniais turim ir dienas, ir valandas, kada numatytos tiesiog tik konsultacijos. Tai vat maždaug taip. Įdomiai nuskambėjo tas piešimas, ką plastikos chirurgai piešia. Trumpai papasakok. Kas juokinga, iš tikrųjų, tai nuo mokyklos ir gal dailės pamokų, ką man pavykdavo piešti ir kas patikdavo, tai pakankamai tiesios linijos, sakykime, ir įvairios figūros. Ta braižyba, bet būtent ta dalis tai man patiko, kada reikėdavo labai daug interpretuoti ir ta dalis gal kiek netiek mane žavėjo, bet šiai dienai darbe daug yra piešimo planuojant operacijas. Tai nesvarbu, ką tu planuoji. Ar tu planuoji tą dieną atlikti audinių persodinimą iš vienos kūno vietos į kitą, tu turi suplanuoti tos audinius, jų dydį, geometriją, kad atitiktų būtent tas audinys, kurį persodini, kad jisai atitiktų kūno vietą, kur tu jį perdedi, kad jis nebūtų per mažas, nebūtų per didelis, užpildytų visus defektus ir taip toliau. Kalbant apie kūno kontūravimą arba krūtų operacijas, lygiai taip pat. Piešimas yra numeris 1 ir planavimas yra bene pati svarbiausia dalis, kuri vyksta prieš operaciją. Konsultacija labai svarbu, bet planavimas prieš operacinis tai yra tiesiog raktas tau į sėkmę operacijos metu ir tiesiog tai yra būtina dalis. Mes taip pat ką dar darom, dokumentuojam. Po tų atlikę tuos piešinius dokumentuojam, nufotografuodami, nešamės į operacinę, būna dažnai pacientai turi ir įvairių asimetrijų, tai visą tą, kad tu turėtum, kaip buvo prieš operaciją, operacijos metu, vėlgi mes galim daug ką keisti, ne? Tai tie brėžiniai yra tiesiog tau yra tarsi trafaretas, pagal kurį tu atliksi operaciją. Jeigu yra kažkokio tai nukrypimo nuo to trafareto operacijos metu, visą tu tą taisai, žiūri brėžinius, tai kaip turbūt kaip projektuotojui koks nors projektas ir po to gimsta namas, tai čia lygiai taip pat, tie brėžiniai yra be galo svarbus. Be jų nebus galutinio rezultato. Yra buvę situacijų, kai nusipiešėt ant kūno ir operaciniai žiūrit, jau tų linijų nebėra, nusitrynė, nesimato. Pasitaiko to ir visgi gelbėjo tos nuotraukos ir planai anksčiau? Pasitaiko retai, bet tai aš negaliu sakyti, kad čia yra kažkas tai blogai ar gerai. Šiai dienai iš tikrųjų naudojam vadinamus markerius, kurie yra atsparūs iš esmės antiseptikam, kurie naudojami operacijos metu, tai retai nusivalo. Gali matyti, kad tos linijos tiesiog labai išblykšta reikšmingai, operacijos metu turim sterilius markerius, su kuriais dar jas paryškinam. Galų gale, jeigu net ir visiškai nusitrynė, tai vėlgi operacijos metu perpieši. Tai turim pakankamai daug vietos ir pakankamai daug šitoj vietoj anatominių atsvaros taškų, nuo kurių galim vėl viską persimatuoti operacijos metu. Tai tik tai, į ką susiveda į laiką. Jeigu tu operacijos metu dar kartą turi perplanuoti, tai tu turi suprasti, kad tavo operacijos trukmė ilgėja,
tu turi per naują visą tą padaryti. Bet šiaip, ne tik prieš, bet ir per mes tą darom. Brėžiam ir per, piešiam. Planavimo daug. Norėčiau prie mitų peršokti ir laidoje stengiamės arba patvirtinti, arba paneigti vairiausius mitus. Vieną mitą, kur teko matyti, kad plastikos chirurgai dažniausiai dirba tik su veidu ir krūtim. Toli gražu visiškai. Tai šiaip plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija kaip po specialybė tai yra turbūt viena plačiausių ir universaliausių iš visų. Mes gal dar galim gretinti bendrąją chirurgiją, ne, kuri irgi jinai pakankamai savo medicinos normų, jinai kaip ir plati yra specialybė. Bet kita vertus mes operuojam nuo juokauju, bet iš tiesų mes tą galim daryti nuo galvos plaukų iki kojų nagų. Tai visas kūnas. Keliaujam neurochirurgam padėti, kada turi didžiulius defektus kaukolės, kada pacientai būna neturintys skalpo, kaulų, eksponuotos smegenys. Padengiam tokius defektus. Kalbant apie veidą, viskas. Po trauminiai, po onkologiniai susirgimai, defektai po onkologijos. Aš jau nekalbu apie tą estetinę dalį, ne? Ką atliekam, ką ir pats atlieku, ir viršutinių ir apatinių vokų plastikos, antakių pakelimai, minimaliai invazyviais būdais. Tai dažnai labai daug, veido pakelimai. Kaklo plastikos ir leidžiantis žemyn, tai yra iš esmės visas kūnas. Tai pati kaip specialybė tikrai neapsiriboja veidu, tikrai neapsiriboja krūtinė, neapsiriboja ir pilvu, neapsiriboja ir šlaunim, neapsiriboja ir žastais. Tai yra ir plaštakos chirurgija, ką mes irgi darom. Aš tikriausiai gal pridėčiau ir vaikų chirurgiją, nes mūsų norma irgi labai plati, tai netgi trepanacija yra normai. Tai giliau tik tai aišku, ten akis, gerklė, makštis ir visa kita prie to nerina, bet tai yra viskas, jeigu tik tai moki, gali daryti. O kokioje srityje specializuojatės, kokias operacijas dažniausiai tenka atlikti? Mano iš tikrųjų savaitės eigoje taip yra išsidėstę, kad pirmadieniais visada iš esmės dirbu universitetinėje ligoninėje ir ten didžiąją dalimi darau rekonstrukcinės operacijas. Po onkologijos, po traumų, po autoįvykių įvairiausių, didžiulės žaizdos, defektai, dėl infekcijų, dėl įvairiausių priežasčių. Ir ten darau tą mikrochirurginę dalį. Tai reiškia, kada iš vienos kūno vietos paimam audinius, kaip sakom, širdies transplantacija. Ne? Tai yra iš vieno, reiškia, iš donoro recipientui perkeliam širdį. Ne? Tai iš esmės plastiniai chirurgai, turim visiškai tą patį. Tik kad tas donoras yra tas pats žmogus. Jeigu trūksta audinių vienoje kūno vietoje, ne? Tai tokiu atveju paimam iš kitos kūno vietos audinius kartu su kraujagyslėmis, atjungiam tas kraujagyslės, kurios maitina tos audinius, perkeliam į kitą kūno vietą, prisiuvam prie tų kraujagyslių, kur yra, sakykime, ar krūtinėje, ar kakle, nesvarbu, ir perkeliam tuos audinius naujai gyvybei. Nes ten jie tada prigyja, gauna kraujotaką ir mes taip galim atstatyti daug ką, galim žmogaus funkcionalumą atstatyti, kaip keli pavyzdžiai, gali būti, sakykime, pacientai po gerklų onkologijos, kada yra pašalinamos visiškai gerklos dėl onkologijos, ir pašalinus atlikus šitą laringektomiją vadinamą, lieka visiškai plika ir atvira stemplės priekinė sienelė. Tai tarsi virškinamojo trakto vientisumas būna suardytas. Jeigu tai paprastai šnekant, tai jeigu mes valgom maistą ir tas stemplės priekinė sienelė neuždengta, tai reiškia, kad tas maistas visas keliauja per kaklą. Ne į skrandį, bet per kaklą čia į išorę. Ką mes darom, plastikos chirurgai, ko mes pasitarnaujam žmonėms šitoje vietoje, paimam tos audinius ar iš dilbio, ar iš blauzdos, ar iš kitos kūno vietos, perkeliam tuos audinius ir iš esmės atkuriam, rekonstruojam tą priekinę sienelę, atstatom virškinamojo trakto vientisumą. Tas pats moterim pacientėm po krūtų onkologijos, kada pašalinamas krūtis, pavyzdžiui, tai iš pilvo apatinės dalies imam audinius, lygiai taip pat juos su kraujotaka perkeliam į krūtinę, prisiuvam prie kraujagyslių būtent krūtiniai, atstatom kiek įmanoma panašius audinius tiek savo tekstūrą, tiek tūrių, tiek dydžių, tiek lytimu, tiek viskuo iš esmės. Tai taip pasitarnauja plastinė chirurgija šiandien. Kaip suprantu, kad mes čia kalbam labiau apie rekonstrukcinę tos plastinės chirurgijos dalį. Taip jeigu reziumuojant, kokie yra pagrindiniai skirtumai estetinės chirurgijos dalies jūsų darbe ir rekonstrukcinės, apie ką tik ir minėjot?
pagrindiniai principai, kad turbūt viena dalis užima truputėlį daugiau negu kita. ir aišku, yra daug kitų skirtumų. Tai rekonstrukcinės chirurgijos dalį, va tą, kurią, sakykime, aš atlieku, Lietuvoje šiai dienai gali atlikti 2,5 ligoninės, jeigu taip sakyta, ne? Nors licencija gali turėti truputėlį ir daugiau klinikų ir ligoninių, bet tai yra pagrindiniai centrai, kuriuos turime Lietuvos šiai dienai 2, kitas irgi yra augantis. Tai šiai dienai tiesiog reikia labai stiprios infrastruktūros, reikia turėti daug specialistų, galų gale reikia turėti ir leidimus tam atlikti, kurie jau ateina iš mūsų aukštesnės valdžios. O kalbant apie tą kitą dalį, kurią aš irgi darau, ne, kas susiję su plastinė rekonstrukcinė chirurgija, galim tai vadinti kosmetinė chirurgija, estetinė chirurgija ar ten dar kažkaip, atlieku iš esmės kūno kontūravimo operacijas. Tai yra ir pacientai po didelio svorio netekimo, tai yra pacientės ir vyrai, ir moterys iš esmės, kuriem atliekamas tiesiog audinių perteklių pašalinimas. Ar tai žastų plastika, šlaunų plastika. Taip pat jaunos mamos ar vyresnės mamos, jokio skirtumo. Bet kada tiesiog žmonės nebesijaučia gerai savo odoje, savo kūne, nori pokyčių. Tai tokiais atvejais atliekamos įvairios krūtinės operacijos, pakėlimo, mažinimo, padidinimo, pilvo plastikos, šlaunų plastikos, vokų plastikos, antakių pakėlimai. Tai labai didelė tokia gama, sakyčiau. Tiek daug visko papasakojot, bet kuri sritis daugiausiai užima jūsų kasdienybės? Šiai dienai didžiausią dalį, turbūt sakyčiau, užima kūno kontūravimo operacijos. Mano kasdienoje didžiausią dalį užima šitos operacijos. Tai yra 3 pilnos visiškai dienos, kada iš esmės nuo ankstyvo ryto iki popietės šias operacijas atlieku. Ar tiesa, kad dauguma jūsų pacientų atkeliauja iš užsienio? Didžiąja dalimi taip. Tai kad tai yra tiesa, tai faktas. Didžiąja dalimi aš turbūt sakyčiau gal apie 90% pacientų atkeliauja šią dieną iš užsienio. Ir jeigu taip dar susiaurinti, tai yra Jungtinė karalystė, tai yra Airija, tai yra Skandinavijos šalis. Pacientų turiu ir iš Havajų, ir iš Australijos, ir tikrai toks diapazonas pakankamai platus. Kaip bebūtų keista, gal ir nekeista, bet australų pakankamai daug. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad didžiąja dalim tai yra britai emigravę į Australiją, grįžtantys namo pas savo tėvus, šeimas ir panašiai. Ir dažnu atveju atskrenda pas mus tuo pačiu. Reklama. Žingsnių priekyje dėl jūsų sveikatos nuolat investuojame į pažangias technologijas, gydytojų tarptautinę patirtį ir empatiją. Afidėja. What would you like to taste today? How about sweet vanilla? It's so rich. What else? How about Malozio? Smooth and balanced. What else? What about an iced double espresso? Cool and refreshing. Do it. George? What else? It's my line. New Virtuo up. Every coffee, a new world. Nespresso. What else? Džiaugiamės, kad tokie prekiniai ženklai kaip Nespresso tiki mūsų idėjomis ir nuo šiol Nespresso kava galėsime vaišinti visus laidos Užeikite, kas laukiate svečius ir pašnekovus. Kodėl būtent renkasi Lietuvą? Kokie yra pagrindiniai pliusai jūsų galva? Jeigu anksčiau galvočiau, kad pagrindinis žaidėjas šitoj vietoje yra turbūt kaina būdavo, ne? Sakyčiau, kad gal mūsų kainos tos buvo dar prieinamos ir vakarų pasaulyje jos gerokai brangesnės negu kad Lietuvoje. Šiai dienai to didelio skirtumo jau tokio nebėra. Ir iš esmės nebeatvažiuoja pacientai, kad vien tik kaina žaistų pagrindinis dalykas, kad būtų, ne? Šiai dienai aš ir dėl ko džiaugiuosi, dėl ko renkasi, sakykime, mus, dėl ko pas mus atvažiuoja. Jie atvažiuoja dėl kokybės. Jie gauna gerą kainos ir kokybės santykį. Tai turbūt yra pagrindinis dalykas. Lietuva nebėra tarp pigių šalių plastiniai chirurgijai. Galim lyginti tam tikras operacijas su vakarų Europą ir matysim, kad kainos nekažikas skiriasi. Kur mes dar truputėlį išsiskiriam, tai yra
kompleksinės operacijos ir pakankamai didelės kūno kontūravimo operacijos, kada per vieną kartą koreguojam kelias sritis. Kaip tos vadinamos mummy makeover operacijos metu, kada atliekamas krūtinės operacija ir, sakykime, pilvo plastika, ne? Tai tokiu atveju pacientai sutaupo nemažai lėšų. Jeigu būtų tokia atliekama vakarų Europoje, tai faktas, tai būtų brangiau. Dažnu atveju tą pačią dieną jie keliautų namo. Mūsų atveju tai jie paprastai lieka bent jau 2 lovadienius Lietuvoje ir būtent klinikoje, po to lieka dar Lietuvoje bent jau savaitę laiko, kartais ir 2 savaitės, ir 3 savaitės, kada atvyksta apžiūrom. Ir visumoje tai pats noriu taip tikėti ir taip atrodo, žiūrint į pacientus ir ką aš klausiu iš jų ir ką išgirstu, tai yra kokybė numeris 1 ir kainos kokybės santykis. Ir tas greta dera ir mes turim gerą šitą santykį. Tai manyčiau, kad čia pagrindinis dalykas. Ir ne kaina. Kaip pasako, kad mes, kad atvyktume, nes čia pas jūs pigiau ar dar kažkas, nežinau. Mes net ir operaciniai, ką naudojame, tai visos reikia suprasti, kad visos priemonės nėra jų Lietuvoje gaminama. Viskas yra gaminama arba bent jau sukurta vakarų Europoje. Tai ar tu tuos siūlus pirksi Belgijoje, ar tu juos pirksi Lietuvoje, kaina tas pats. Ar mes pirksim implantus Lietuvoje, ar mes pirksim Belgijoje, ar tam pačiam Nyderlanduose, kur juos, sakykime, gamina, ne? Čia skirtumo didelio nėra. Tai priemonės visos, kurios naudojamos, jos nėra pigesnės, operacijos kaina negali būti pigesnė dėl to, kad būtų kitokios priemonės naudojamos. Tai aišku, yra kiti svertai, kur gal šiek tiek ta kaina yra pigesnė, dėl ko jinai pigesnė negu vakarų pasaulyje, bet kokybė. Šiai dienai aš manyčiau, kad Lietuva turi gerą kokybę, kaip vokiečiai žinomi dėl gerų automobilių, nes gerai jos kūrė. Tai medicinos turizmo sektoriuje aš manyčiau, kad Lietuva irgi yra viena iš tų pretendenčių į tą vokišką Mercedes ar tą patį, nežinau, Audi, BMW ar dar kažkokį tokį brandą. Tai manau, kad mūsų kokybė yra stiprioji dalis. O kaip pasaulio kontekste atrodo mūsų lietuvių plastikos ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojai? Aš manau, iš tikrųjų turėtume skirtas tas 2 dalis, nes vėlgi, lygint valstybinį sektorių ir privatų sektorių mes jau taip visiškai tiesiai negalim, nes yra skirtingi turbūt ir interesai visiškai, ne? Tai manyčiau, kad šitoj vietoj, kalbant apie valstybinį sektorių, ne? Kaip ir apie visą ką kalbant, žinom, kad stokojam ten pinigų, stokojam dar kažko, procesai yra lėti, yra viešieji pirkimai, yra tas, gydytojams reikia vienų įrankių, prietaisų, dar kažko, mes viso to laukiam metus, 2, 3 metus. Ir visa ta dalis yra pakankamai lėta, šiek tiek stagnuoja. Tai nesakau, kad valstybinis sektorius, kad jis stagnuoja, bet jam yra sunku tiek greitai vytis tą patį arba lenkt tą patį privatų sektorių, kuriam kažko reikia, jis sekančią dieną sumokėjęs pinigus gali tą gauti. Bet galų gale tai valstybinis ir privatus sektorius atliepia šiek tiek ir kitas problemas. Viens kitą papildo, viens kitą tuo pačiu ir patuština, galim sakyti, ne? Tai, bet manau, kad ta simbiozė yra svarbi. Tai jeigu žiūrim viešo sektoriaus aspektą, tai manyčiau, kad mes pakankamai gerai atrodom Baltijos šalių kontekste, mes pakankamai gerai atrodom Vidurio Europos kontekste. Kalbant apie Skandinaviją, mums reikia labai pasitempti. Kalbant apie vakarų Europą, irgi reikia pasitempti. Bet tai neatsiranda iš niekur. Reikia suprasti, kad vėlgi tiek tų metų, kiek mes patys galim kurti šitą specialybę, dar nėra tiek daug. Ne? Ir galų gale nepriklausomos Lietuvos dar mes neturim tiek daug metų, mes neturim tokių stiprių nugulusių tradicijų, kaip turi vakarų Europą, kaip turi skandinavų šalis, pavyzdžiui, Suomija, ne? Jie turi labai stiprią šaknis rekonstrukcinį chirurgiją. Iš seno tas eina ir tiesiog tai yra labai stiprus pamatai. Tai mes tuos pamatus šiai dienai, mes juos gilinam, tuos polius kasam gilin. Tai vat mes, sakyčiau, šitoj vietoj dar turim tikrai kur pasitempt, yra kur galim džiaugtis.
ir net nuvažiuoji kartais tas Skandinavijos šalis ar dar kitur, ką mato patys specialistai, su kuriais dirbi ir ką tu iš jų išgirsti, kad jie džiaugiasi mūsų darbo kokybę, sužavėti yra mūsų rankų miklumu, kaip jos greit riša mazgus, kaip jos greit siuva, kaip jos visą šitą daro. Nes iš esmės rezidentūros metu, mokslų metu ir jau po rezidentūros, ko mes tikrai daug gaunam, mes gaunam labai labai daug darbo. Ir per tą didelį darbą, per didelį atvejų kiekį, nori, nenori, ir tavo rankos yra tikslios, ir jos gerai dirba, ir viskas vyksta greičiau. Tai taip. Kalbant apie privatų sektorių Europoje, aš manyčiau, kad mes gerai atrodom. Apie būtent kūno kontūravimo operacijas kalbant apie tą visą estetinę dalį. Ne šiaip turbūt tiek žmonių atvyksta į Lietuvą būtent šitom operacijom. Tai mes kalbam apie 1000 žmonių, kurie kasmet atvyksta. Čia per visą Lietuvą, net nežinau, būtų įdomu sužinoti tą skaičių iš tikrųjų, kiek jų atvyksta. Ir reikia iš tikrųjų pasidžiaugti, nes reikia nepamiršti, kad šie žmonės atvykę, jie palieka daug pinigų Lietuvoje. Jie palieka viešbučiuose, jie palieka restoranuose, jie palieka mūsų reabilitacijos sektoriui, jie palieka visur. Ir Lietuvai tos lėšos iš išorės, tai faktas, kad tai yra gerai. Tai manau, kad šitam kontekste, kaip sakau, vienoj pusėje ir kitoje pusėje yra kur pasitempt, bet manau, kad visumoje atrodom tikrai gerai ir turim šiaip ko pasidžiaugti. Tęsiant apie medicininį turizmą, kokios operacijos yra populiariausios? Kūno kontūravimas minėtas ar dar yra kažkokie? Čia labai priklauso. Šiaip vėlgi, kalbant apie kūno kontūravimą, taip, viena iš tų turbūt sričių dalių, kuri paveikia praktiškai mus visus per amžių, tai didžioji dalis atvyksta kūno kontūravimo operacijų, bet vėlgi, čia priklauso labai ir nuo gydytojų. Yra, kurie gydytojai atlieka didžiąją dalim veido pakėlimo operacijas, ir kūno kontūravimo labai nemažai ir labai mažai. Tai jie būna žinomi, pavyzdžiui, dėl to, kad jie atlieka gerai nosies plastiką ar veido plastiką. Ir pas juos žmonės skrenda iš viso pasaulio iš esmės. Lygiai taip pat su kūno kontūravimu. Vieni gydytojai specializuojasi tenais, ir pacientai, kada jie ieško savo vienokio ar kitokio gydymo, jie atranda tą savo gydytoją. Tai didžiąją dalim turbūt kūno kontūravimas, bet, sakau, tai neišimtis, atskrenda ir kitom procedūrom. O kaip su komplikacijom? Ar dažnai tenka gydyti komplikacijos, kurios įvyko užsienyje lietuviams, tarkim, arba atvirkščiai? Kaip jūs tvarkote su savo komplikacijom, kai jau pacientai iškeliauja namo? Labai geras klausimas. Kas yra gerai, kad mes visada priklausomai nuo operacijos dydžio, bet pacientai atskridę pas mus, jeigu tai yra bendrinė neutroje atliekama operacija, kaip taisyklė, jie lieka bent jau vienam lovadieniui klinikoje. Nuo 1 iki 2 lovadienių priklausomai nuo operacijos dydžio. Vėliau jie atvyksta po operaciniam apžiūrom. Ir mes prašom visada, kad bent jau ten 5-7 dienas, 12 dienų, kiti ir mėnesių atskrenda, tu gali turėti šitos žmonės visiškai arti savęs, jie atvyksta pas tave konsultacijom, apžiūrom. Jeigu matom, kad turim kažkokių bėdų su žaizdų gydymu, dėl dar kažko, tai visą tą užtikrinam iš esmės. Jeigu matom, kad viena pusė kažkas ne taip, keičiam pleistrus, dedam kitokius, skiriam antibiotikus, tai visas tas gydymas yra nenutrūkstamas nuo pačios operacijos iki pat pabaigos. Būna tokių atvejų, aišku, kad pacientui išskridus atgal į savo gimtą šalį, net ten po 7, po 10 dienų, matom, kad kažkas ne visai taip, kaip turėtų būti. Ir jeigu tai būna pakankamai svarbi situacija ar tokia ūmi situacija, tai didžiąją dalim atveju mes juos kviečiam atgal. Jie skrenda atgal, laimiai tokių atvejų per metus, išoperuojam po kelius šimtus pacientų per metus, gal apie, bijau tą skaičių tikslų pasakyti, bet mes kalbam apie 100 pacientų, tai per dabar paskutinius kokius 4 metus gal 2 ar 3 pacientai yra prašiau tiesiog, kad atskristų, kad mes padėtume efektyviau viską suvaldyti ir spręsti. Tai čia ant vienos rankos pirštų galime skaičiuoti, kiek tokių atvejų yra. Šiaip, jeigu komplikacijos nutinka ir tos svarbios, mediciniškai svarbios komplikacijos, kraujavimas po operacijos, ten, sakykime, infekcija, dar kažkas. Tai apie kraujavimą, pavyzdžiui, kalbant, tai vienareikšmiškai dažniausiai tai nutinka per pirmas 12 valandų po operacijos.
Tai tuo metu šie pacientai jie būna klinikui. Jeigu taip nutinka, ką tai reiškia? Tai reiškia skambutis anesteziologui, tada sukoordinuojam visą komandą, grįžta visi į kliniką, keliaujam daryti vadinamą reviziją, kada šalinam tą hematomą, tą pakraujavimo, tą židinį ir susiuvam žaizdas, dedam drenus ir tai yra suvaldoma. Reklama. Laidą Užeikite, kas laukiate, remia Spa Europe. Su kodu Užeikite gausite 10% nuolaidą. Jau dabar galite nukeliauti į spaeurope.eu ir išsirinkti savo naują pirtį. Ar žinojote, kad virš 30 kasmet netenkame iki 1% raumenų masės? Baltymai yra pagrindinė mūsų organizmo statybinė medžiaga, bet dalis žmonių nesurenka kasdien reikiamo baltymų kiekio. Naujiena Lietuvoje. 100% augaliniai Nara Health Next Gen baltymai. Vienoje porcijoje apie 24 gramus baltymų, be laktozės, be cukrų, be sojos, be alergenų ir be to keisto poskonio. Nara Health Next Gen baltymai – tai paprastas būdas užtikrinti, kad baltymų tikrai pakaktų. Tai nėra maisto pakaitalas, bet nespėjant pavalgyti, tai gali tapti puikia alternatyva. Nesuteikia sotumo jausmą, todėl nesinori užkandžiauti. Tarp kitko, braškių skonio baltymai – tai lyg pieno kokteilis. Gali pakeisti desertą. Primenu, kad su nuolaidos kodu Užeikite gausite 20% nuolaidą visai Nara Health produkcijai. Jei norite pokyčių, pradėkite nuo paprastų dalykų. Atrodo, koks paradoksas, kad turint tokią kokybę ir tokius medikus Lietuvoje, vis tiek dalis lietuvių renkasi Turkiją. Jinai dažniausiai linksniuojama. Kodėl, Adai? Kodėl renkasi? Turbūt jų reikėtų klausti. bet kita vertus, manyčiau, kad sužaidė turbūt kainos yra klausimas. Kainas, ten, sakykime, dar tų paketų, kuriuos siūlo ir ten viešbutį ir visą ką apgyvendinimą ir visas kas, tas gali atrodyti patrauklu. Tai manyčiau, kad turbūt tas numeris vienas greičiausiai tikrai bus kaina. Nors kita vertus, vėlgi, kalbant apie Turkiją, ne, aš pats, kadangi ir per kongresus keliauju ir kitur, aš turiu labai ratą iš esmės plastikos chirurgų ne tik Europoje, bet ir toj pačioj Turkijoje ir kitose šalyse. Vienareikšmiškai, tai yra daug puikių specialistų, labai stiprių specialistų veido operacijose, nosies operacijose ir kitose operacijose. Bet vienas pagrindinių tokių trūkumų ir ką jie patys atlipė, ne? Kame yra bėda? Bėda yra tame, kad, sakykime, Lietuva, kartu ir kitos ES šalys, ne, jos yra labai stipriai reglamentuojančios savo mediciną. Ir Lietuvoje mes turim vienas stipriausių medicinos normų, kurios apibrėžia mūsų, kiek mes galim ir ko mes negalim. Tai iš esmės mes kaip plastikos chirurgai mes galim atlikti tam tikrą dalį paslaugų, operacijų ir viskas, kas papuola už šito sąrašo ribų, mes to nebegalim atlikti. Jeigu mes tą atliktume, mes būtume baudžiami, mes prarastume licenzijas, mums grėstų baudžiamoji atsakomybė. Ne? Tai pas mus labai šitoje vietoje yra gan stipriai reglamentuota, ką mes galim ir ko mes negalim. Turkijoje dėja šito nėra. Ir kada šito nėra, tai net tai reiškia, kad net ir specialistai, kurie nebūtinai yra plastikos chirurgai, ar vaikų chirurgai, ar pilvo chirurgai, jie gali atlikti tam tikras procedūras, kurios reikalaus specifinių žinių, tos pačios plastinės chirurgijos ar kitos specialybės. Ne? Tai apie ką irgi kalba tie patys turkai, kurie yra profesoriai savo specialybių, kurie atlieka ir rekonstrukcinės, ir garbus, ir labai patyrę žmonės, jie apie tą patį kalbą, kad iš esmės Turkijai bėda yra ta, kad kontrolės nelabai yra šitoj vietoj. Tai reiškia, kad net ne gydytojai, net ne visai specialistai tos ryties, jie gali siūlyti kūno kontūravimo operacijas, dar kažką. Tai vat čia yra ta raudonoji zona, aš sakyčiau, tas vadinamas red flagas, kada net jeigu ir keliaujate į Turkiją, jeigu keliaujate ir planuojate tenais operuotis, numeris vienas, ką turite padaryti, tai susirasti gydytoją, tikrai, kuris šitoj vietoj ne tik, kad tarsi specializuojasi, bet kad jis iš tikrųjų turi licenciją, kad jūs žinot, kur jūs važiuojat. Tai yra svarbiausia dalis. Nes tos komplikacijos, kurias po to tenka matyti grįžtančių pacientų iš Turkijos, ar nebūtinai iš jos čia,
viskas gerai su ta šalim yra, tik tai tiesiog reglamentavimas galbūt šiai dienai nėra tiek tvirtas, bet ką padaryti svarbiausia, tai aišku, turi surasti tą specialistą, būtent kuris tą daro, kuris yra patyręs šitoje vietoje, tai čia svarbiausias dalykas. Labai gera žinutė, kad namų darbus pasidaryti prieš važiuojant, nes ne juokas yra ta sveikata ir jie turi rūpinti specialistai, kurie tą daro. Čia visi juokiamės per Simpsonus, ar ne, iš to chirurgo, kur gal pastokį ir papult pavyksta. Tai labai svarbu, sakau, šitoje vietoje yra turkų, sakykime, gydytojai, pas kuriuos iš viso pasaulio skrenda veido operacijų, ne? Į Lietuvą irgi, ne pas vieną iš mūsų, irgi žmonės skrenda jau su mintim, su žinutė, jau jie iš karto žino, kas juos operuos, jie žino dažniausiai, ko jie nori. Tai padaryti namų darbus yra labai svarbu. Ir tų tokių nemalonių žinučių iš Turkijos ateina dėl to, kad labai didelė masė žmonių ten keliauja dėl kainos. Dalis gauna tikrai geras paslaugas, dalis gauna vidutinės, kita dalis gauna žemas paslaugas. Su žemesnėm ir vidutinio lygio paslaugom ateina tos ir komplikacijos, ne? Tai, tų košmariškų istorijų jų visokių yra, bet tiesiog namų darbai nesiremt vien tik tais į pinigus, nes pinigai ir paslaugos kaina, jeigu bus paslauga gera, negali jinai būti ant tiek pigi, jeigu naudojamos vakarietiškos priemonės, jeigu viskas yra taip, kaip reikia, jeigu komanda subalansuota tokia, kokia turi būti. Tai tiesiog negali būti super pigu. Tai čia žinutė irgi. Labai gera žinutė mūsų laidos žiūrovams, o aš norėčiau iš savo srities klausimą, kaip su plastikos chirurgai, ar jie gali operuoti vaikus? Galim. Labai geras klausimas. Kaip tik prieš pirmadienį konsultavau 5 metų mergaitę, būtent kuri patyrus traumą, buvo didžiulė trauma. Blauzdos ir kelio sąnario, tai taip, operuojam vaikus. Esu su savo kolega, mes atlikome 8 metų berniukui laisvo lopo persodinimą, tai irgi buvo trauma, kada traktoriukas, tas vadinamas žoliapjoje, pervažiavo per koją, būtent per kulną, turėjo minkštųjų audinių defektą didelį, kaulus eksponuotus panašiai, tai tuo metu persodinom būtent audinius iš vienos šlaunies, paimdami su kraujagyslėm, persodinom ir padengiam tą kulno defektą. Tai taip, operuojam vaikus. Visos, sakykime, jeigu kalbėt apie ausų operacijas, tai irgi pats geriausias laikas turbūt ausų plastikos operacijai, tai yra maždaug, kada mes turim arba iki mokyklinio amžiaus, arba jau ten 1, 2 klasė, 3 klasė. Ir tada, kalbant apie ausų plastikas, tada jos yra tikslingos, dažniausiai ne tada, kada atveda tėvai ir sako, ausytės, reikia mums tvarkyti ausytės. Aš visada klausiu berniuko ar mergaitės, ar tau kliūna, ar tau nepatinka tavo ausis, ar tu norėtum kažkaip savo ausis keisti. Tai kada jie pasako, kad jo, norėčiau tokių, tai kaip norėtum, norėčiau taip. Tai tada tu supranti, kad pats pacientas, nors ir mažiukas, bet jis yra motyvuotas. Ir tada, aišku, lengva susitarti, lengva žaizdų priežiūra. Net jeigu ir skaudės, jie žinos, dėl ko skauda. Ir jie žinos, kad to gali tikėtis. Ir kas labai negerai visom prasmėm. Čia nuo mažo amžiaus iki labai didelio amžiaus operuoti pacientus, kurie nėra pilnai apsisprendę po tos operacijos. Kurie abejoja, kurie dvejoja, kurie nėra nutarę. Tai šitoj vietoj, sakyčiau, yra pagrindinis dalykas. Aš net kartais ir atsisakau ir sakau, pagalvokit, niekur neskubam, per galvą verstis nereikia, nėra gyvybės klausimas, ne? Tai pirmiausia sugalvokit, žinot visas už ir prieš, jeigu jums priimtinos visos rizikos ir visas kas, norit, keliaujam. Žinom, kaip viskas tvarkoja, bet jeigu dar yra dvejonių, tai geriau jas visiškai iki operacijos išsklaidyt. Ir tada mes galėsim tikėtis gero bendradarbiavimo ir gero gydymo ir galų gale. Net jeigu ir kažkokia bus ten netobulumai, netikslumai, dar kažkas, visada tu tą gali pataisyti. Bet čia labai svarbu ta komunikacija.
Tai mums ir vaikų chirurgam dalį tos plastinės chirurgijos, rekonstrukcinės chirurgijos tenka atlikti, tai apgamų pašalinimai, darinių kažkokių, odos defektų šalinimai ir taip toliau, tai tą irgi sėkmingai atliekam, bet dažniausiai ir apie ką kalba ir kongresuose, ir konferencijose, kad kiekviena ta kažkokia dėmė, apgamas, netolygumas ar dar kažkas yra iš esmės unikalumo ženklas. Ir pažiūrėkit, gerai apmokami modeliai yra su tam tikrom dėmėm, odos ar dar, tai dažniausiai tėvam irgi sakau, luktelkit, kol paaugs, kol pati nuspręs, kad tai nepatinka, nenori to, tikrai spėsim tą išoperuoti. Ir Lietuvoje nuo 16 metų jau savo sveikatą yra atsakingi. Vaikai dar skaitosi iki 18, tai tikrai tam to laiko yra ir čia nesvarbu, ar ausytės, ar dariniai, ar dar kiti dalykai. Taip, svarbiausia, pagrindinis dalykas, ar tu gerai jautiesi savoje odoje, savam kūne. Jeigu tu gerai jautiesi, aišku, tau nieko nereikia. Tau nieko nereikia keisti. Bet jeigu tave nervuoja viena dalis ar kita dalis ir tu kažkokio, tai, ir tu apie tai galvoji ir tau tas neišeina iš galvos. Tai plastinė chirurgija yra tas sritis, kuri padeda ir gali pagelbėti šitoj vietoj, įspręsti tą kažkokį kompleksą ar dar kažką. Ir jeigu matytumėt tuos žmonės, kurie atvyksta pas mus iš tikrųjų ir kuriuos operuojam, kur atvyksta ir pakankamai daug svorio numetę, ar dar kažkokios, tai ar labai nusvirusios ar didelės krūtys, pavyzdžiui, Ir po šitų operacijų, tai, tiesiog reikia matyti tų žmonių veidus. Jie būna super, super laimingi. Ir vienas iš tų dalykų, dėl ko, sakykime, jeigu turim didelę krūtinę, tai pašalinus tą audinių perteklių, pakėlus krūtinę iš karto, pečių skausmas sumažėja, liemenėlės petnišėlio įvaržos irgi būna liekančios tokios, kur įsirėžia tiesiog nuo to svorio. Tai sekančią dieną, kai matai tos žmonės, kad ir ten kažkiek dar to skausmo gali būti ir diskomforto, šypsena nuo ausies iki ausies. Tai tas irgi, gydytojai, pavyzdžiui, kažkaip dėl ko šitą specialybę. Šiai dienai tai yra tam tikra prasme kaip kažkoks variklis, kaip kažkoks narkotikas, kai tu matai, tai kuris tai veža į priekį, nes kai tu matai rezultatą, kai tu matai, kad ir pakankamai greitą rezultatą, su plastinė chirurgija mes pasiekėme pakankamai greitą rezultatą. Ir kada tu gauni to atgalinio ryšio ir jau sekantį rytą ar dar sekantį rytą, tai tas labai veža. Ir tas vienas iš variklių turbūt pagrindinių, kuris padeda ryte atsikelti anksti motyvuotam. Tai yra dienos dalis, kuri džiugina. Kai komplikacijos nutinka jos, visiems nutinka. Čia gali, nežinau, jeigu operuoji, tai kaip konstanta vis tiek. Bet kuri procedūra, jeigu mes darysim krūtinės mažinimus, mes žinom, kad maždaug 1% atveju turėsim pakraujavimą, turėsim hematomą, kur turėsim grįžti į operacinę ir išvalyti. Tas yra Lietuvoje, tas yra Amerikoje, tas yra Belgijoje, tas yra Skandinavijos šalyse. Turim tam tikrą, tai kai operuoji, visada jų turi. Bet ir čia net nosies nereikia nukabinti. Jos nutinka, bet jos yra išsprendžiamos. Komplikacijų neturi tie, kurie neoperuoja. Taip. O dabar, jeigu kalbant apie tą motivaciją, tikriausiai motyvuoja ir tos sudėtingiausios operacijos, efektingiausios, kokia šauna į galvą dabar pirmoji, ką yra tekę atlikti? Dėl to aš turbūt vienos kažkokios negaliu išskirti, nes ne viena tokia buvus ir ne dvi tokios buvusios. Ir sakydamas, kad viena, negaliu pasakyti, kad būtent šita, o ne kita, nes ir ta labai širdį ir įsiminus, ir kita labai įsiminus. Ir negaliu aš tų atvejų kažkaip sumenkinti ar ten vienu kitu. Bet yra buvę tikrai, sakykime, viena tokių unikalių patirčių, kur man pačiam iš tikrųjų labai smagu, kaip mes visi komandiškai griebėm ir visiškai padarėm maksimumą, ką galėjom. Tai turėjom jauną visiškai mergaitę, kuri nukentėjo eismo įvykių metu. Ten mes kalbam apie žiemos periodą ir tarp dviejų automobilių, reiškia, kada buvo autoįvykis, pildė deklaraciją, atvažiavęs dar vienas automobilis iš galo atsitrenkė į tą automobilį, kuris stovėjo ir taip papuolė, kad ji buvo visiškai tarp tų dviejų automobilių. Mes turėjom vieną koją per kelio sąnarį praktiškai pilnai amputuota. Ten laikėsi tik ant odos nedidelės salelės.
be kraujotakos, su lūžiais kaulais, šlaunikaulis sulūžęs, blauzdikaulis sulūžęs, kelio sąnarys irgi visiškai ten jau nėra ką kalbėti, ten nefunkcionalus dalykas. Tai per eilę operacijų, per eilę etapų, ten aišku ir kraujagyslių chirurgai savo kraujagyslių dalį jungtis padarė, ortopedai, traumatologai sintezavo, nors laikinas konstrukcijas tą dieną įdėjo, bet vėlgi sintezavo blauzdikaulius, tą patį kelio sąnarį stabilizavo, mes iš savo pusės minkštų audinių rekonstrukciją atlikom. Ir vėlgi, kiekvienas tas žingsnis, čia buvo projektas beveik, dabar bijau pameluoti, kiek laiko viskas užtruko, bet tai buvo eilė operacijų. Ir kada priėmimo skyriuje, kai matai tokį žmogų, tai tada pagrindiniai 2 dalykai. Pirmas atsakymas. Ar mes išsaugom šitą koją, ar bent išsaugom, ar iš karto tai yra amputacija. Tai šitais atvejais, kada turim tokį atvejį, amputacija galėjo būti pirminis variantas ir visiškai teisingas. Ir net tokiu atveju amputuotum koją, suduodam su gydytų žaizdom, protezas ir tas žmogus mėnesio kito laikotarpį jau reabilitacijų ir su protezu žingsniuoja. Bet kada tu matai jauną žmogų, kada tu jam žiūri į veidą, ir tu matai, kad ten nors ir skausmai, ir ašaros ir visame kame, bet jisai spinduliuoja gyvenimą. Ir mes dar kažkada irgi kalbėjom, nes gydymo eigoj bet kada galėjo griežti šitą kojos amputaciją. Tai kada tu kalbi su žmogumi ir aiškini, kad žiūrėk, mes turim labai ilgą kelią, kurį su tavim galime eiti ir jeigu mums visuose etapuose sekasi, tai tikėtina, kad tu turėsi koją. Kitu atveju, jeigu mes bent kuriame etape užstriksim, turėsim koją amputuoti. Ir kai pačios pacientės atsakymai yra, kad ne, man amputacija ne variantas, tai jau geriau darykit. Tai viskas, tai tada tarsi net nėra jokios abejonės, ką mes turim padaryti. Tai šitų atveju, ką noriu pasakyti, atlikom chimerinius lopus, kada ėmėm iš nugaros kelis lopus audinių ant tos pačios kraujagyslių kojelės, apjuosėm visą kelio sąnarį, su šitais lopais rekonstravom minkštuosius audinius ir padarėm dirvą tam, kad ortopedai traumatologai galėtų po to įdėti kelio sąnarį. Ir šiai dienai jinai vaikšto su ta koja. Jinai yra funkcionali, linksta per kelio sąnarį. Tai viens iš tų atvejų, tai linkėjimai medai. Tai vienas iš tų atvejų toksai, aišku, žandikaulių persodinimo operacijų. Toj pačioj Švedijai, Karolinskos ligoninėje irgi tenais 16 valandų yra tekę operuoti ant veido, 3 skirtingus audinių lopus dėjom. Daug tų istorijų, kiekviena jinai yra pakankamai ilga. Tai nėra tie atvejai, kur čia taip ir čia susimovau taip ir taip. Tai labai, tai tokių turiu. Labai gerai. Raitelį. Su šia nuostabia sėkmės istorija norėčiau ir užbaigti mūsų laidą. Tai džiaugiuosi, kad tokie specialistai yra Lietuvoje ir kad tikrai turim aukšto lygio medikus, dėl kurių iš viso pasaulio atvažiuoja pacientai būtent čia į mūsų Lietuvą. Ačiū Jums, kad buvote kartu, nes tai buvo laida Užeikite, kas laukiate kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška. Šiandien laidoje svečias plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Adas Čepas, kuriam esu be galo dėkingas ir Adai, pasirūpink ne tik pacientais, bet ir savim, tau mūsų draugų Nara Health maisto kokteilis, kad nespėjus pavalgyti, spėtum tą padaryti. Ačiū tau labai. Tarp operacijų labai pravedu. Aš tikiuosi. Tarp kitko, tarp medikų, aš manau tikrai geras dalykas. Dėkoju Jums, kad buvote kartu, būtinai sekite mūsų socialinius tinklus ir aišku prenumeruokite mūsų YouTube kanalą Užeikite. Būkite sveiki ir iki.